Kai mano mama išgeria, jos topinis prikolas būna, pavyzdžiui, kas nors ką nors paduoda ir sako vietoj thank you very much, fuck you very much. Sveiki berniukai ir mergaitės, aš Lukas ir klausk Luko numeris 6. Tiesą pasakius, šiandieną kažkodėl pritrūko labai tokių tų aukselių, tokių, kurie užkabintų. Dar vienas dalykas, tie, kas užduoda rimtus klausimus ir nori, jog aš atsakyčiau nuoširdžiai, tai tikrai nesulauksit. Aš dabar pabandysiu pasakyti taip, kad jūs irgi suprastumėt. Aš neatsakinėju į rimtus klausimus. Neatsakinėju. Aš nesuprantu, ar aš neaiškiai kalbu, ar jūs nesuprantat, ar kam yra reikalas. Eini, toliau eini ir nueini, ką manai? Minecraft klausia, Lukai, įsivaizduok, eini, toliau eini ir nueini, ką manai? Manau visai neblogai, nes galėtų būti blogesnis variantas, Lukai, eini, susilaužai koją, tave išprievartauja ir nebeini, ką manai? Čia yra blogesnis variantas. Šiaip kyla man toksai klausimas, ar tu ir didysis Minecrafteris kartais nesat broliai, ar bent jau su kažko susiję? Tiesiog taip, mintis tokia. Niniukas klausia, ar man patinka Piccolo plaukų spalva? Pasijuokim visi, nes Piccolas neturi plaukų. Čia yra didėjai lietuviški prikolai. Ką žinau, skaniai pasijuokim ir judam toliau. Ačiū už klausimą. Lina Julija klausia, ar mėgstu kabinti paneles? Ne, aš panelių kabinti nemėgstu, todėl kad man spintos vietą nėra. Ir pakabų nelabai daug turiu, jos valgyti prašysi ir dar kai ko. Ir dar atsigert. Aš apie atsigerimą. Ponas vardu Ovidijus klausia, kodėl mūsų jausmai nesutampa. Kas buvo pražuvo, kaip sakant, buvom kartu, aš dabar prie merginų, tu toliau prie vaikinų ir nieko čia nepakeisi. Luksas 123 klausia, renki razinas? Perskaitė šitą klausimą, aš kažkaip netgi truputėlį nepatogiai pasijutau, nežinau, pirmą kartą toksai jausmas, kad žmogus paklausė, ar aš renku razinas ir aš kažkaip neturiu atsakymų į šitą klausimą. Kaip keista, ne? Džentelmenas pasivadinęs ProX klausia, ar aš esu tiek prisigėręs, kad suvartyčiau savo hebrą. ProX, aš niekada nevartyčiau savo hebros ir aplamai, kodėl aš iš vis nieko nevartau? Ar aš esu nors vieną žmogų suvartęs? Ne, nesąmonė, iš čia jokių kažką išsigalvojat. ProGamer klausia, labiausiai tave sutraumavęs įvykis. ProGamerį, tai yra tavo komentaras, mano mielasis bičiuli. Dėkui už klausimą. Reikia klausia, jei tavo merginą nuviliotų kitas bachūras, kurį tu pažinotum, ką aš daryčiau tada? Ko gero geriausias sprendimas tokioje situacijoje būtų prieiti prie to bachūro, paspausti jam ranką ir pasakyti, dabar tavo eilė. Dama vardu Evelina klausia, kada paskutinį kartą gėriau. Ko gero tai buvo prieš kokias 3 savaitės, galbūt mėnesį. Ir tai nėra pats smagiausias prisiminimas, kurį aš galėčiau turėti. Galiu tik tiek pasakyti, mes išgėrėm, po to kai ką padarėm, atvažiavo gaisrinė, mes bėgom naktį per miškus. Daugiau nieko negaliu pasakyti. Šitą skyrelį galėtumėm pavadinti protingiausias dienos klausimas, kurį užduoda Simonas. Kodėl tu kuri videoblogus ir ar tau patinka? Aišku ir taip, kad man nepatinka jų daryti, aš viską darau dėl pinigų, šlovės ir populiarumo. Jeigu viso to nebūtų, aš to ir nedaryčiau. Paprasta, Simonai, paprasta. Marius klausia, koks yra mano juokingiausias prisiminimas iš vaikystės. Ko gero tas pats linksmiausias prisiminimas tai būtų, kai mes erzinom tokį benamį ir jisai mane grasino nužudyti 4 kartus. Paskutinį kartą jis išsitraukė labai neblogą peilį ir grasino, kad man jį įgrūs į kepenis. Ačiū berniukai ir mergaitės, kad peržiūrėjot, praleidot savo brangų laiką vėl nenaudingam dalykui. Ką padarysi, nepasimokot iš klaidų. Mano Facebookas apačioje, jeigu kažkam jo prireiks, prašau, pieskit, nežinau dėl ko jums jo turėtų reikėti. Taigi aš atsisveikinu, bučkis visiems ir iki susiuostymo.